Labas rytas, draugai, sveikiname su jumis nuo olos viršūnės ir štai tokie vaizdai pas mus šį rytą. O kadangi rytas, mes einam pasivaikščioti ir parodysim jums truputėlį tą vietą, kurioje vakar praleidom gerą pusdienį, kurio nuostabus pliažas nusileidus nuo šių puikių olų. Žodžiu, kur beisi, visur rožiai. Va, vėl sutikom vieną. Bet šitas su kokiais dideliais ragais. O štai čia matote paplūdimį, kuriame vakar praleidom gerą pusdienį ir važiuosim pabūt šiandieną. Ką, toks vaizdas iš mūsų terasų šiandieninės. Mūsų paplūdimys apačioje. Štai tokį prabangų apleistą namą radom pakeliui link automobilio. A few moments later. Keep pushing you away while I want you to stay. Amazing cold as ice, but my heart still beats. When I say no, it's yes. I'm putting you to the test. Can you handle me? Do you have the key? Sorry that I've been playing games. Do you really have what it takes? I guess so, I guess so. I guess so, I guess so. I am a queen, I need my king. Are you bad enough to sin? I think so, I think so. I think so, I think so. Okay, let me just be honest with you. I want you, want you, want you. And okay, I've been running circles all the time, but I want. Nu, žinokit, draugai, šita vietelė nereali, galima vadinti rojumi. Tik tiek, kad gal vanduo kiek visokas, nes jau čia Atlantas įsimaišo į Viduržemio jūrą. Bet šiaip, tai žinokit, super. Dar taip niekad nebuvo, kad tokiu laiku būtų tiek daug šilumos. Super. Na, bet kas gero ilgai netrunka, nes mums reikia toliau judėti, nes kitaip neaplankysim ir per metus savo suplanuotų tikslų. Pabuvę čia visą savaitgalį, pirmadienį, tiksliau šiandien, judame jau toliau į Malagą. Ten susitiksim su kitais lietuviais keliautojais, pažiūrėsim, kaip jiems sekasi.
Much later. The next day. Labas rytas, draugai. Na ką, sveikinuosi su jumis jau iš Malagos. Vakar vakare aplankėm lietuvius. Tai labai fainai buvo. Jie mus čia biškį pavedžiojo po miestą. Nereikėjo patiems organizuotis maršruto. Paskui aplankėm juos namuose. Tai mes realiai po 2 mėnesių kelionės pirmą kartą sėdėjom ant sofkės. Tas buvo labai keista man ir Virginijai. Tikrųjų labai smagiai pabendravom, pašnekėjom. Nu, vien tai, kad gyvai su lietuviais pakalbėjom pirmą kartą šitoj kelionėje. Ir šiaip labai faini žmonės, Paulius ir Monika, iš tikrųjų labai ačiū jiems už gerą vakarą. Šiandien skelbėmės jau prie jūros, atvažiavom prie jūros ir iš tikrųjų Malagoj žiauriai fainai, nes yra šilta. Apsiniaukę, lijo naktį lietus, bet vis tiek buvo šilta, miegam po vienu dekeliu, tai kas iš tikrųjų yra įspūdingai fainai, nes prie jūros yra ir dušai, ir viskas, ko mums reikia, ir netgi veikiantis tualetas. Eisim toliau žiūrėti naują dalyką, tai yra pats ilgiausias Malagoje ir tiksliau visoje Ispanijoje pėsčiųjų tiltas, tęsiasi 276 metrus ir jie atidarė tik rugsėjo 28 dieną, tai čia visiškai tokia nauja įžymybė šitam regione. Taip, va šalia mūsų automobilio skraidžia ir gyvena Ispanijoje invazinės papūgos, visos žalios spalvos. Nu ką, žengiam žingsnį ant ką tik pastatyto naujo tilto. Šiltas tiltas eina per upę, šone jo užė autostrada, autovija, greitkelis, o toj pusėje yra jūra. Šis tiltas medinis, bet labai sibuoja. Jau prabėgo keli žmonės ir atrodo kaip ant bežionio tilto. Kirtus tiltą nuo Malagos pusės galima eiti dar tolyn, štai tokiu gražiu pasivaikščiojimų takeliu, kuris yra iš tikrųjų labai ilgas ir jungia netgi kelias pakrantės. Nuo tilto tikrai matosi daug dalykų. Ir kaip ir sakiau, jūra, ir automagistralė, ir upė. Čia taip pat prie upės yra labai nemažai tokių įdomių paukščių. Mes galvojam, gal tai koks pilkasis gandras, ar kažkokios tai kitokios būtybės labai panašios į gervės, bet ne gervės. Turbūt garnys, aš taip galvoju, kad gali būti garnys, nes ilgu kaklu labai ir pilkas. Taip, aišku, gaila nepavyko užfiksuoti su kamera, kažkur jis dingo. 2 tokie buvo.
ir kažkur čia pradingo krūmuose. Taip pat nuo tilto matosi ir Malagos oro uostas, kur galima stebėti, kaip kyla lėktuvai. Lankėm įžymybę ir keliaujam atgal prie automobilio. Ieškosim kažko valgomo. Pasilgau jau iš tikrųjų apsipirkimo, nes praeitą savaitę tokio kaip neturėjom. Ir labai tokių specifinių maistų pasilgau kaip šaltibarščiai ir bulvės. Ir rytoj važiuosim į parduotuvę ir pasižiūrėsim, ar ten yra burokėlių. Ir tiesa, o ar jūs laukiat mūsų receptų? Ar norėtumėt, kad receptų kanale būtų daugiau? Parašykit komentaruose. Einant namo, tai tokį vaivorykštės vingį pavyko užfiksuoti. Su pertraukimais, bet vis tiek vaivorykštė. Toks vaizdas buvo netoli mūsų nakvynės vietos, kur mes esame apsistoję ant žiedo prie aikštelės. Policija kažką yra sulaikius, ar čia reidas, kažkas neaišku, bet žodžiu, taip griežtai matosi uždaryta dalis žiedo, vienus praleidžia, o kiti ten yra sustabdyti, ten kažką jos tikrina, nežinau. Automobilio neišskirtinumas ir panašus į kitus automobilius lengvuosius yra didžiulis pliusas iš tikrųjų. Tai tiek dėl tų pačių visų vagysčių ir tiek dėl žmonių papildomo dėmesio pritraukimo yra labai gerai, nes tave nieks netkreipia dėmesio. Plius su parkingais nėra niekada problemų, nes labai daug kur draudžiama parkuotis kemperiams, prikabinamiems nameliams. Su lengvuoju automobiliu gali statytis visur ten, kur leidžiama parkuotis paprastam lengvajam automobiliui. 2000 years later. The next day. Ir taip mes jums siunčiam linkėjimus iš Malagos, kur šiandien lyja lietus. Ir visą dieną nuo pat ryto jau lyja lietus, lyja ir žodžiu, nieko gero, sėdėm automobilį. Ir su Virginija dabar planuojam savo maisto pirkinių krepšelį. Virginija sudarė sąrašą, ką mes pirksim. Pagrindė, tai kadangi gaminsim šaltibarščius, tai bus sojų jogurtas, sojų pienas nesaldus, agurkai, krapai, avokadas vietoj kiaušinių. Dar reiktų paminėti, kad šaltibarščiai bus veganiški, dėl to viskas čia yra soja. Planavom pasipirkimą penktadienį. Bet kadangi šiandien lyja lietus, o penktadienį jau planuojam važiuoti link Caminito del Rey, pirksim šiandien, dabar išnaudosim tą lietaus metą, nes gal vakare bus geras oras, tai bus dar galima pasivaikščioti gražiomis promenadomis. Dažniausiai apsiperkam Alcampo parduotuvėj, nes ji yra viena iš pigiausių daugumai Ispanijos regionų, tačiau atvykus į Malagą, pigiausia parduotuvė yra Mercadona. O tokius duomenis visą laiką atlieka žurnalistai. Ir iš tikrųjų tai yra labai vertinga informacija, nes tu gali žinoti visą šimtuką. Čia yra 98 skirtingi parduotuvių tinklai Ispanijoje ir sužymėta viskas. Nuo brangiausios iki pigiausios. Bendroji reziumė visoje Ispanijoje lyginant ir dar atskirai yra regionais. Iš tikrųjų šaunus dalykas, manau, kad tai turėtų vykti ir Lietuvoje. Later that same evening. Tai toks vakaras mūsų kemperį, visą dieną beveik lyjo, tai buvom apsipirkti prieš tai, tada turėjau pamokėlės ir dabar pavakarieniavom savo apsipirkto maisto ir šitaip vakarojam. The next morning. Na ką, vakar lyjo lietus, visą dieną pliaupė, dar naktį šiek tiek palyjo, visur balų stovi, o šiandien vėl pliekė saulutė nuo pat ryto, šildo pasaka. Sunku net atsimerkti kažkaip be saulės akinių.
Ėjom promenadą ir priėjom štai tokį 96 metrų ilgio, aukščio tiksliau, kaminą. Na ką, pasimaudėm Malagos jūrai ir važiuojam šiandien jau tolyn link Caminito del Rey. Kelias nėra tolimas apie 50 virš kilometrų, tad paliekam Malagą ir varom į patį pavojingiausią pasaulyje kelią – Caminito del Rey.